again. Today we meet Algimantas. We will speak about the shipping industry. Let's go. Klaipėda is the third biggest city and main seaport in Lithuania. In your city, EU structural funds finance the implementation of projects aimed at reducing shipping constraints and increasing safety. Can you tell us more about it? Vienas iš projektų buvo Malkų įlankos ir Osto akvatorijos kanalo gilinimas. Tai reiškia, kad šiuo metu į uostą gali įplaukti didesni laivai, kurių ilgis gali siekti iki 250 metrų. Tai reiškia ekonominį didesnį potencialą, tai reiškia didesnį žalią kursą, kadangi mažiau laivų atplaukia į Klaipėdą, tai reiškia saugią laivybą. Which steps should be taken by European regions and cities to promote the greening of the shipping industry? Vienas dalykas – laivų emisija, antras dalykas – didesnio tonažo laivų naudojimas, trečias dalykas – tinkamos investicijos į uosto infrastruktūrą, kas yra žalioji ekonomika, tai kuri leidžia suderinti tos dalykus tiek aplinkosauginius reikalavimus, tiek uosto veiklos vystymą, kuris yra labai svarbus ekonomikai. Ačiū labai.